Labą dieną. Smagu, kad vis likot ir išklausysit mūsų pristatymą ir iš tikrųjų truputį keista ir neįprasta būti šioj pozicijoje ir kalbėti, atsiminėti prezentacijas apie nugalėtojus. Paprastai būnu toj komandai, kuri tyliai dirba ir daro juodą darbą, o šį kartą esu iš viešumoje. Jeigu mes kalbam apie BIM, tai visą rytą mes kalbėjom pagrindę apie pastatus ir susidaro kartais įspūdis, kad BIM tai yra Building pastato informacinis modelis. Mūsų tikslas pasakyti, kad BIM tai yra statinio informacinis modelis, tai kur kas daugiau negu pastatas, tai yra ir tiltai, ir keliai, ir inžinerinės komunikacijos, kuriuos taip pat reikia valdyti, kuri turi savo specifiką. Jeigu mes turim didelį pastatą, tebūnie ir 20 aukštų, bet kai mes paimam visą Rail Baltica, paimam 150 km, suvaldyti šitą informaciją tampa kur kas sudėtingiau, kadangi pats duomenų kiekis jis yra be galo didelis. Jeigu mes kalbam apie BIM ir apie 3D modeliavimą, Kelprojektas tai daro jau pakankamai senai. Mes pradėjom 3D modeliuoti nuo 95 ar 7 metų, tai mums nėra visiškai nauja. Jeigu mes kalbam apie išmanėją techniką, apie machine control, mes tą darom nuo 2002 metų. Ir jeigu kalbant apie Jakų sankryžą, kuris buvo nominuotas kaip BIM projektas infrastruktūroje, jisai, žiūrint iš šios dienos pozicijos, tikrai nėra pats sumaniausias, bet jis yra turbūt vienas pirmųjų, kadangi pradėtas projektuoti buvo 2007 metais, kada 3D technologijos buvo pakankamai naujos. Ir čia vėl buvo nemažai iššūkių, kadangi pati situacija jinai pakankamai komplikuota, mes turėjom sutilpti į mažą erdvę ir išspręsti sudėtingus eismo srautus. Tam reikalui reikėjo pateikti ne vieną variantą ir parinkti optimalų būtent. Tam dalykui mes naudojam PVT Vizum programinę įrangą, kuris skaičiuoja eismo modeliavimo srautus. Ir tokiu būdu mes galėjom parinkti, o kuris būtent tas variantas yra optimalus ir kuris išspręs mūsų visas problemas, kadangi statybos yra pakankamai brangios ir sudėtingos. Jeigu toliau kalbant apie pačią programinę įrangą, aš iš tiesų gal paleisiu filmuką ir jums bus viskas kur kas aiškiau. Šitam objektui mes vieni pirmųjų pradėjom naudoti AutoCAD Civil 3D ir būtent šiame projekte buvo sukurtas kelininkų skaitmeninis modelis naudojant Civil 3D. Taip pat šita visa informacija buvo perduota tiltų skyriui, kurie atsižvelgiant į kelininkų suprojektuotą informaciją sukūrė 3D modelį naudojant Bentley MicroStation. Bet iš tikrųjų vienas sudėtingiausių dalykų, ką atliko mūsų tiltų skyrius, tai yra visi skaičiavimai baigtinių elementų modelių, parinkimas optimalios konstrukcijos ir visi šitie techniniai dalykai buvo atlikti su programinė įranga ANSYS. Aš pats nesu tiltininkas ir negalėčiau komentuoti, kaip tai buvo atlikta, bet iš esmės visas modelis yra apjungtas į vientisą ir galiausiai gimė vizualizacija, kurią mes sukūrėme būtent iš mūsų skaitmeninio modelio. Esmė yra tai, kad tai nėra šiaip gražus filmukas parodyti visuomeniai, bet tai yra tikslus mūsų skaitmeninio modelio vaizdas, tai, ką mes matome dabar ir kas buvo sumodeliuota prieš tai. O čia matome galutinis variantas ir eismų srautų modeliavimas jau 3 etape. Šiuo metu yra pastatyti 2 etapai ir numatomi 3 etapai, kuris pabaigs visą šitą rekonstrukciją.
Ačiū uždėmesi. Dar toks klausimas. Dokumentus, kur saugote, kur jūsų postimimas arba talpykla, ką jūs naudojate, taikote? Jeigu mes kalbam apie šitą projektą, tai kaip ir minėjau, tai yra senesnis projektas. Šiai dienai visi mūsų dokumentai yra saugomi dokumentų valdymo sistemoje ir, tarkim, visa Rail Baltica, kurią mes atliekam Estijoje, tai yra 200 km, saugome Autodesk Vault dokumentų sistemoje ir šiai dienai mes žengiam jau į kitą lygį. Jeigu pernai mes visą tai darėm tik savo įmonės viduje, tai šiandien mes einame į išorę. Tai reiškia, kad mes leidžiame prisijungti savo partneriam, kurie dirba kartu su mumis prie mūsų bendro projekto. Jie prisijungia iš savo darbo vietos, iš bet kur ir gali lygiai taip pat valdyti visą informaciją, prieiti, matyti. Pats projektų valdymas perina vėl į kitą lygmenį. Dar vieną turiu klausimą. Kaip sprendžiate statybos leidimo klausimą arba kaip padedat užsakovui spręsti, nes kiek gigabaitų toksai projektas arba terabaitų? Pagal galiojančius reglamentus turime atiduoti PDF-ų. Labai gaila. 10 megabaitų. 10 megabaitų limitas. Tačiau šioje vietoje mes, kada dirbam tiesiogiai su užsakovu, su statytoju, mes atiduodam ir skaitmeninius modelius ir jie keliasi į machine controlą ir gali optimizuoti savo visą statybą. Tai kaip ir minėjau, mes tą darom pakankamai seniai, jau jeigu machine controlas mums daugiau nei 14 metų. Daugiau klausimų?